Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis vyks rugsėjo 17-27 dieną Vilniuje ir spalio 2-4 dienomis Klaipėdoje, naujai atsivėrusioje kultūrinėje erdvėje, tai Kultūros fabrike. Festivalis tradiciškai susidaro iš programų ir specialiųjų renginių, tai šiemet parengėme 4 programas, specialiuosius renginius ir bus 2 renginiai kino industrijai. Ir norėčiau pradėti nuo pagrindinės programos, nes kiekvienais metais akcentai tenka jai. Šiemet mes programoje rodysim 8 filmus ir jeigu galvojant apie kažkokią bendrą giją, kuri suvienytų šitoj programoje esančius filmus, tai reikia pasakyti, kad tai bus ko gero pirmą kartą mūsų festivalyje debutų programa, todėl kad 6 iš 8 filmų yra arba pirmieji režisierių darbai, arba antrieji. Ir mes pagalvojome, kad ko gero tai būtų galima kalbėti apie tam tikrą dokumentinio kino atsinaujimą, nes seniau mes visada ieškodome didelių vardų ir stengdavomės sekti ir kreipti dėmesį, ką yra sukūrę mums žinomi režisieriai. Tačiau manau, kad dabar taip galbūt nevalingai susiklostė tokia situacija, bet tikrai manau, kad bus įdomu pasižiūrėti, kuo gyveno ir kaip mąsto jauni dokumentinių filmų režisieriai. Ir jeigu kalbant bendrai apie kas būdinga visiems šitiem filmam, tai noriu pasakyti, kad tai yra istorijos, kurios papasakotos su tokiu jaunatvišku smalsumu, be jokių išankstinių nusistatymų, stereotipų, laužant kažkokias įsitvirtinusias mūsų nuomonės apie tam tikras gyvenimo situacijas ar žmonės atsiradusius sudėtingose aplinkybėse. Ir visus šitos filmus vienyje toks, galima sakyti, lengvas tonas, nors negalėčiau pasakyti, kad lengvabūdiškumas, bet tam tikra simpatija ir atvirumas tiem žmonėm, apie kuriuos šitie filmai yra. Labai stiprus debiutas yra Casablanca, režisierės iš Lenkijos, Aleksandros Mačiušek, norėčiau atkreipti dėmesį šitą filmą. Taip pat 21 diena, Tamaros Dundurėj, režisierės iš Rusijos, irgi labai toks svarbus įstojimas į kino pasaulį. Ji yra tokios labai garsios kino mokyklos, Razbeškinos kino mokyklos iš Rusijos studentė. Ji taip pat atvyksta į festivalį pristatyti savo filmo. Egzotika, erotika, Pasaulis ant sofos ir Vilkų gauja, tai čia tie mano minėtieji debiutai. Taip pat Staiga mano mintis nutrūksta, Bananiniai blynai ir lipnūs ryžiai. Režisierius atvyksta pristatyti festivalio, Dan Malhuizen. Ir garsiausias filmas, garsiausias vardas, jeigu kalbant apie režisierius, tai yra Asif Kapadia ir jo filmas Eimi. Šitas režisierius jau yra įėjęs į, galima sakyti, tokių svarbiausių režisierių grupę ir yra sukūręs tokius svarbių portretų. Šitas filmas irgi yra Amy Winehouse portretas. Tradiciškai rengiamoje konkursinėje festivalio programoje pristatomi stipriausi ir formos prasme įdomiausi, originaliausi filmai pastaraisiais metais sukurti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Nors kvotų pagal šalies dydį ir gyventojų skaičių nenustatinėjame, tačiau taip sutapo, kad šiemet į programą pateko 5 lietuviški, 4 latviški ir 3 estiški filmai. Įdomu tai, kad net pusė jų vaizduoja išskirtinių asmenybių portretus ir 4 jų yra menininkai. Giedrė Žickytė rekonstruoja garsaus sovietmečio epochos fotografo Vito Luckaus ir jo mūzos Tatjanos gyvenimo istoriją, kuri vyko šiame kieme. Aloyzas Jančoras gilinasi į Arūno Žebriūno gyvenimo ir kūrybos ypatumus Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Davis Simonis vaizduoja Eizenšteino jaunystę, o Audrius Antanavičius
pristato dviejų šmaikščių draugų, save vadinančių profesionaliais kino mėgėjais veiklą jų pačių įsikurtoje mėgėjiškoje kino studijoje Kėdainiuose. Estiškame filme Gryno mąstymo erdvė rodomi jų kultinių dėstytojų tapusio ir vienu savičiausių jaunosios kartos filosofų tituluojamo Jano bandymai baigti universitetą. Šalia šių ypatingų asmenybių paprastas ir atšiaurus Laimos gyvenimas ties Via Baltica automagistrale, kurį užfiksavo Rimantas Gruodis filme Sėkmės metai, atrodo neįprastai gyvas. Įdomiomis istorijomis besidominčius žmonės siūlau nepraleisti filmo Anapus baimės, kuriame vaizduojama Izraelyje iki gyvos galvos kalinčio jauno vyro pasikėsinusio į ministrą ir rusų intelektualės meilės istoriją. Urbanistiniais peizažais besižavinčius siūlau nepraleisti filmo Skruzdėlynas, kurį sukūrė Vladimiras Loginovas, jis bus ir mūsų festivalio svečias. Šis filmas turėtų būti įdomus visiems besidomintiems sovietmečio erdvėmis ir dabar rašytojų vadinamąją gariūnmečio epochą, kada viskas buvo įmanoma. Postapokaliptinius vaizdus primins filmas Nematomas miestas, kuriame vaizduojama Černobylio zonoje gyvenančių žmonių realybė. Ten pagrindiniais veikėjais tapo apleisti pastatai, nuo didžiųjų pasaulio įvykių nutolusios močiutės ir viską pamažu užgožianti gamta. Pasakos žanras fiksuojamas filmuose Kelionė pas kirminų maitintoją ir Labas Rasma. Kelionėje pas kirminų maitintoją animatorius bando išsiaiškinti keistos čiukčių pasakos prasmę, o latvių režisierė Laila Pakalnina iš įvairių nuogirdų kuria kadaise nuskendusio laivo legendą. Lietuvių režisierius Audrius Stonys bando atskleisti Krikšto sakramento sakralumą filme Avinėlių vartai. Festivalio uždarymo metu bus paskelbti konkursinės programos laureatai, kurią išrinks tarptautinė žiuri. Specialioji programa Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje visada būna skirta kokiai nors aktualiai temai, prie kurios mes natūraliai prieiname arba stebėdami, kas vyksta aplink mus, žmonių tarpe visuomenėje, arba žiūrėdami filmus. Tai tiesiog šiais metais irgi viskas vyko labai natūraliai. Ir specialioji programa Šua yra skirta, kaip žinia, holokaustui ir jeigu plačiau, tai vokiečių nacizmui. Ir yra 3 priežastys, kodėl mes norėtume šitą temą pakalbėti per festivalį. Tai visų pirma, kažkaip skaitydami ir stebėdami, kad ir kino filmus, kurie sukurti šią temą, mes matome, kad vyrauja tokia tendencija, jog viskas yra kalbama tarsi iš aukų perspektyvos
bet labai mažai yra skiriama tokiam nekonvencionaliam diskursui kaip pasigilinimui į tai, kas vyko sąmonėje, mentalitete, pasaulėžiūroje tų žmonių, kurie iš tikrųjų ne tik sukūrė šitą visą 20 amžiaus siaubą, bet ir prisidėjo jį įvykdant. Ir mes manome, kad tiesiog to apmąstymo visų šitų priežasčių labai trūksta, nes tam, kad mes iš esmės pilnavertiškai kažkaip suvoktume šitą reiškinį jau be jokio emocinio fono, aišku, neįmanoma atsiriboti nuo emocijų, bet nesigilindami šitą žmogiškumo aspektą žmonių, kurie visą tai sąlygojo jau buvo tikrai nemažai, tai mes to reiškinio turbūt net prie jo priartėti nesugebėsime, kas mes manome mūsų istoriniai sąmonė yra labai svarbu padaryti. Kita vertus, galbūt čia tokia jau populiaresnė idėja, kad turbūt šitie faktai ir holokaustas ir holokausto aukos mums tampa ilgainiui tam tikri tik tai skaičiai ir statistika ir mes suprantam, kad kažkaip mūsų sąmonėje tas reiškinys užima vis mažiau ir mažiau vietos ir mes galvojam, kad dar kartą reikia pastiprinti šitą atmintį ir dar kartą reikia išgyventi tai, kas ne vienareikšmiškai yra labai svarbu ir reikalinga atminimo. Tai pats svarbiausias šitos programos filmas, kuris yra mums kaip titulinis, kuris įrėmina visus dar be šito filmo 3 esančius programoje filmus, tai yra Klodo Lanzmano Shoah, tai yra 1985 metais sukurtas epinis pasakojimas, tai yra filmas, kuris trunka 9,5 valandos. Jis yra, aišku, įėjęs į kino istoriją kaip vienas svarbiausių ir vienas unikaliausių dokumentinių filmų apskritai, dėl meninių sprendimų, dėl režisieriaus pasirinktos formos. Bandyti atpasakoti, kas vyko tuo metu. Kita vertus, mums tas filmas irgi labai tinka, nes Lanzmanas būtent pasirinko šitą kelią, kalbėti iš įvairių perspektyvų, neimti šito paprasto principo, kad apie holokaustą kalbame tik iš aukų perspektyvos ir tik taip mes galime atstatyti objektyvų kalbėjimą ar sukurti objektyvų kalbėjimą apie tai, kas įvyko. Bet jis ima ir kalbina ne tik aukas, ne tik stebėtojus, liudininkus visų šitų įvykių, bet taip pat ir žmonės, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių tapo kankintojais, budeliais. Ir manoma, kad tokiu būdu Lanzmanas priartėjo prie to, kas šiaip yra sunkiai suvokiama ir dar sunkiau atvaizduojama. Ir šitas filmas iš tikrųjų tapo šitų labai svarbių įvykių, istorinių įvykių, tokių kaip dokumentu. Kiti programos filmai jau analizuoja Shoah arba holokaustą, kaip mes mums įprasta vadinti, žydų genocidą iš tam tikros laiko perspektyvos, bet reikia pabrėžti, kad tuose filmuose taip pat yra kalbėjimo iš kaltininkų pusės ir toks filmas būtų Dorasis apie Heinrichą Himmlerį. Jis buvo vienas iš svarbiausių nacių, atsakingas už koncentracijos stovyklų infrastruktūrą, jų plėtrą ir efektyvų veikimą. Ir šitas filmas, nors yra sukurtas Izraelio menininkės režisierės, bet iš tikrųjų yra labai drąsus bandymas neužsisklęsti, bet pasigilinti į tos pirminius šaltinius, tai yra į Himmlerio laiškus artimoje aplinkoje, tai yra jo laiškus žmonai ir žmonos laiškus jai. Ir taipogi visas filmas yra sumontuotas tik tai iš kronikos, tai realiai be jokio komentaro, be jokio kažkokio išankstinės nuomonės ar tono mes turim galimybę priartėti prie to, kas vyko to žmogaus galvoje, koks buvo jo mentalitetas, kokios priežastys, aplinkybės, auklėjimas suformavo jį tokį ir tiesiog manau, kad tai yra labai įdomus filmas. Kitas filmas, Mano nacistinis palikimas, yra vieno žmogaus projektas. Tas žmogus, Philip Sands,
yra genocidą išgyvenusio žmogaus anūkas ir jisai eina į pokalbį su dviejų svarbiausių nacių sūnumis, kurie yra amžininkai, kurie iki šiol yra gyvi. Ir nepasakosiu siužeto, tiesiog ten įvyksta įvairių dramatiškų, kaip galima įsivaizduoti, išgyvenimų, bet noriu pasakyti, kad universalumas to filmo ko gero yra tas, kad jis eilinį kartą kelia tokius klausimus, kurie yra visuomet universalūs ir aktualūs, tai pavyzdžiui nacionalizmas, jo kilmė, istorijos faktų vertinimas ir taip toliau. Na ir ketvirtas filmas Eugenika, galbūt jis ne tiek pareikalaus daug išgyvenimų žiūrovų, tačiau yra vis tiek labai svarbus filmas, nes jis kalba apie tokį reiškinį kaip eugenikos mokslą, kuris egzistavo ir buvo vystomas 20 amžiaus pačioj pradžioj. Ir kodėl jisai svarbus? Todėl, kad nacistai iš tikrųjų grindė savo ideologiją šito mokslo idėjom. O mokslas yra tiesiog apie žmogaus biologinių savybių pagerinimą, tai turbūt visi žino, kad naciai tiesiog siekia išgryninti savo rasę ir žmogų padaryti tobulą. Tai būtų tiek apie specialiąją programą. Dar norėjau pasakyti, kad siekdami ir mes prisidėti prie žydų aukų atminimo ne tik filmais, bet ir kitom akcijom, dalyvausime valstybinio Gaono žydų muziejaus iniciatyvoje rugsėjo 22 dieną Skalvijos kino centre, kaip ir greta visų kitų vietų Vilniuje ir ne tik Vilniuje, Lietuvoje, bus skaitomi aukų vardai. Tai kviečiam prisijungti. Šiemet retrospektyvos programoje klasikinė amerikiečių dokumentika. Direct cinema arba kitaip tiesioginis kinas, o tiksliau pristatysime šio kino ryškius atstovus, brolius Davidą ir Albertą Meizels. Tiesioginis kinas tai judėjimas, užgimęs keičiantis požiūrį į kino techniką, kuomet kino kamera tampa prieinamesnė kino kūrėjams, tampa lengvesnė, juostą užtaisyti lengviau, galima filmuoti be jokių įsipareigojimų, be jokios išankstinės koncepcijos ir filmavimai paprastai spontaniški. Tuomet dokumentinio kino kūrėjai persikelia į paprasto žmogaus erdvę, paprasto žmogaus gyvenimą. Tai brolių Meizlų tematika, tai iš pirmo žvilgsnio atrodo ganėtinai atsitiktinė, tačiau iš tiesų atspindi to laikmečio realijas. Ir festivalyje parodysime 7 brolių Meizels filmų, 5 ilgo metro ir 2 trumpametražius. Pirmasis tai Psichiatrija Rusijoje, tai yra pirmasis Alberto Meizels filmas, kuomet jis ką tik baigęs psichologijos studijas išvyksta motociklu į Rusiją ir ten filmuoja psichinių problemų turinčius ligonius. Antrasis trumpametražis Susipažinkite su Merlonu Brando. Šiame filme pamatysite legendinį kino širdžių ėdiką Don Juaną visiškai kitokiame amplua. Na ir tai būtent ir yra 2 trumpametražiai brolių Meizlų dokumentiniai filmai. Toliau Meizlų kamera seks Biblijos pardavėjus Barsuką, Kiškį, Bulių ir Giperį. Šie personažai atsiras tiesioginio kino principus formulavusiame filme Prekeivis. Kitas labai ryškus ir labai muzikinis brolių Meizlų sukurtas filmas Gimme Shelter rodo garsios britų pop rock'n'rollo grupės Rolling Stones turą po Ameriką. Tačiau šiame filme nėra viskas taip labai gražu, nes būtent to turo metu pamatysite, kaip muzikiniai festivaliai tampa, na ir šiek tiek juodo atspalvio turinčiais renginiais. Pilkuosiuose soduose, didžiuliuose bohemiškose namuose gyvena 2 moteris. Tai būtent Jackie Kennedy Onassis teta bei pusseserė.
Filme Pilkieji sodai pamatysite jų gyvenimo 6 savaičių. Įvietinto meno atstovai Kristo ir Jean-Claude užsimoja nudrėkti neiloninę medžiaginę sieną per visą Kaliforniją. Ir filme Besidriekianti tvora pamatysite, kaip vietiniai Kalifornijos gyventojai vis dar gyvena senomis klišėmis ir jiems yra sunku priimti šiuolaikinių menininkų atvirą požiūrį į meną ir į kasdieninę aplinką. Na, o retrospektyvą kaip ir apvainikuos mūsų atidarymo filmas Iris. Tai Iris Apfel istorija. Iris Apfel yra 93 metų Niujorko mados, spalvingai ir įkvepianti mados ir stiliaus ekspertė. Ir jos gyvenimas būtent mūsų atidarymo filme Iris. Tad kviečiame kartu su broliais Meizels perskelti į įvykio vietą ir niekieno nemanipuliuojamiems patirti tiesioginį kiną. Pirmą kartą Vilniaus tarptautinis festivalis Sirenos bendradarbiauja su Vilniaus dokumentinių filmų festivaliu. Kadangi atsirado sąlyčio taškų, tuo labai džiaugiamės, nes paprastai mūsų festivaliai vykdavo paraleliai ir visada būdavo gaila, kad negalime vieni kitų pažiūrėti, o dabar turėsime netgi 2 filmus, kuriuos rodome savo klubo programoje, o taip pat ir tai yra festivalio, dokumentinių filmų festivalio filmai, tai yra jauno režisieriaus Miko Žukausko filmas apie Kristijaną Lupą, apie jo repeticijų projektą, apie jo repeticijas spektaklio, kurį jis statė čia Vilniuje nacionalinėme dramos teatre ir jis vadinasi Didvyrių aikštė. Ir visada įdomu sužinoti žiūrovai, kas vyksta užkulisiuose. Tai čia kaip tik bus galimybė pažiūrėti tuos spiritizmo seansus, kaip aktoriai vadino repeticijas su Kristijanu Lupa. Ir manau, tai papildys labai spektaklį, kurį matys žiūrovai Sirenų programoje. O antras filmas, taip pat labai džiaugiamės, kad galime kartu bendradarbiauti, nes bus apie mūsų teatro grantą, legendą Eimuntą Nekrošių ir jo spektaklis taip pat bus pristatytas Sirenų programoje. Ir tai bus filmas, kuris vadinasi Eimuntas Nekrošius nutolinti į horizontą. Tai bus labai asmeniškas Audronio Liugos žvilgsnis į menininką, į jo metodą, į jo, kaip jis sako, dingusi Atlantidą, kadangi kiekvienas spektaklis dingsta, išeina ir lieka kažkokios tik skeveldros, tai tas skeveldras sujungti su dabartimi ir bandys Audronis Liuga. Mes tai rodysim kaip mūsų klubo programą ir labai džiaugiamės tokiu bendradarbiavimu. Tas laikas tiesiog buvo labai keistas, jį labai sunku prisiminti. Mes su operatorium, kai bandėm prisiminti kažkokios istorijas, atskaitos taškus, galų gale datas, tai mes priėmėm tokios išvados, kad kaip kažkada Rusijoje buvo toks migloti laikai, kai net istorikai nežino, kas ten tiksliai vyko. Tai tas 10-mečio vidurys, tai toks man susidarė įspūdis, kad toks ir buvo, kad tai buvo labai keistas savotiškas laikas, toks apaugęs kažkokiam legendom, dar nors tos legendos irgi tokios, galbūt dažnai jos buvo atsiradę iš kažkokių nuogirdų, taip tarkim, galim pavadinti. O realybė buvo tokia ganėtinai, man tai tas laikas toks ganėtinai niūrus, kaip ir ta juodai balta juosta, kurią mes filmavom. Ir noro grįžti ten, atvirai kalbant, aš neturiu. Atsisveikinti su tuo laikmečiu, taip, bet grįžti aš turbūt nenorėčiau, nes jis turėjo savo labai daug žavesio, bet turėjo ir kažkokio tokio keisto dramatizmo visame tame buvo. Sekėsi labai sunkiai, nes, negaliu sakyti už kitus žmonės, kurie filmavo šitą filmą, bet bent jau aš jo nesugebėjau pabaigti. Tada mes pradėjom filmuoti ir tai buvo toks susitapatinimas su tuo objektu, kurį filmuoji.
Kadangi buvo labai daug alkoholio, labai daug vakarėlių, tai viskas susimaišė į tokią vieną kažkokią karuselę, iš kurios paskui išlipti buvo labai sunku. Ir nufilmavus kažkiek medžiagos, paskui buvo beveik neįmanoma suprasti, apie ką čia aš dabar tą filmą darau, tiesą sakant, nes nebežinojau. Ir tai tęsiasi ganėtinai ilgai. Gal tiesiog atėjo tas laikas, kai galima pasižiūrėti labai atsitraukus per 20 metų, kasgi ten buvo. O buvo taip, kad buvo, kaip čia pasakius, 20 amžiaus pabaiga. Mane? Aš net pagalvojau, kad labai tiktų pasakyti modernizmo mirtis. Nes nebėra tokių, niekur nerasi tokių pokalbių, kurių ten kaip ir nėra. Tokio kažkokio besaikio atsidavimo, tokiam, nežinau kaip pavadinti, net neatsakingam, ganėtinai tamsiam šėlsmui, kuris ir traukia į tą vietą turbūt. Tai liečia ne tik kokius nors rašytojus arba menininkus, kurie ten eidavo dažniausiai, bet ten buvo labai daug ir visokios kitos publikos, kuri visiškai buvo ne prie ko, prie tų menininkų. Ten galėjai rasti ir kokį nors advokatą, ir verslininką, ir muitininką, ir bileką, tiesą sakant, ministerijų kažkokių ten viceministrai. Tiesą sakant, kas tik nori. Bet tos vietos išskirtinis bruožas buvo, kad tas šėlsmas buvo visiškai be jokių stabdžių. Aš nežinau, ar dabar tai įmanoma, gal tiesiog tai buvo toks laikas ir man pačiam asmeniškai. Tai tas filmas yra lyg ir žvilgsnis į tą praeitį toks objektyvus, ta juosta, dar priedo kino juosta. Tai nebuvo filmuota, taip sakant, labai artimai ir iš vidaus. Bet tai, kas ten vyko, turi kažkokio artumo, kaip nekeista.